Gerai, labą dieną. Šiandien su jumis aš Dalia Rukienė ir video kanalas A-Medicina. Ir kaip visada kalbinu įdomius žmonės, kaip visada kalbinu savo srities specialistus ir vienus geriausių Lietuvoje, galbūt net ir visoje Europoje. Ir šiandien kalbuosi su mokslo daktare, kineziterapeute ir be galo kompetentingu žmogumi Brigita Zachovajevienė. Tai labą dieną. Labą dieną, Brigita. Ir pirmas iš klausimų toksai daugiau asmeninis, kaip pradėjote savo kelią biomedicinos moksluose ir apskritai kineziterapijoje? Kaip jūs atėjot? Kodėl būtent šitą kelią pasirinkot? Kelias mano visada buvo kalba tik tai apie mediciną ir aš niekur kitur negalvojau studijuoti tik tai mediciną, bet tuo metu buvau profesionali sportininkė. Ir tas profesionalumas sporto galbūt kažkiek tai trukdė, o galbūt kaip tik prisidėjo prie to, kad gal trūko laiko mokslam. Bet mokyklą aš baigiau labai gerai ir mano bandymas, tuo metu jau buvau tarptautinės klasės sporto meistrė ir stojimas į tuometinę medicinos, galbūt net dar ir institutas buvo. Ir man jisai buvo nesėkmingas dėl to, kad aš neįstojau, nors egzaminus aš tikrai išlaikiau sėkmingai. Tie metai buvo iš vis labai įdomus Lietuvoje, todėl kad mes stojant į mediciną laikėm tik tai vieną lietuvių kalbos egzaminą, tai buvo 90-ieji metai. Visas prisikėlimas, visas perversmas šaly, tai mes laikėm 2 lietuvių kalbos egzaminus. Vienas buvo tema, kitas buvo diktantas. Lietuvių kalba nebuvo mano stiprioji pusė. Aš tuo metu gavau 2/4, bet to neužteko, kad aš patekčiau į institutą tuometinį ir iš vis istoriją, nežinau ar tai įdomu, bet tiesiog tai yra toks įdomus, aišku, prieš stojant ir paduodant dokumentus, tai komisijai man paskiria egzaminą, datą egzamino, aš dabar tiksliai neprisiminsiu, kokia tai buvo data, bet paskiria laikyti konkrečią datą egzamino. Tuo metu aš turėjau būti jau Suomijoje, nes egzaminai buvo laikomi visą savaitę, kadangi daug stojančiųjų ir mus visus suskirstė tam tikrais rautais. Ir man buvo 2 pirmos dienos, kada pateko ta data, kada aš galiu laikyti egzaminą, o toliau aš turiu išskristi į Suomiją, atstovauti Lietuvą. Ir man paskiria tą 3. ar 4. dieną laikyti tą vadinamą stojamąjį egzaminą. Aš išeinu iš tos komisijos ir galvoju, ką dabar man daryti. Ir aš neturiu pasirinkimo, važiuoti noriu, nes tai yra atstovavimas. Pirmą kartą atstovavimas buvo su trispalve. Pirmą kartą mes gavom tokius net ekipiruotės specialias atstovauti Lietuvą kaip šalį, ne Tarybų Sąjungos, bet atskirai kaip šalį. Ir aš tokia naivi 18-metė, aš nueinu pas komisijos pirmininką ir aš sakau, aš labai noriu, kad man perkeltumėte egzaminą 2 dienom anksčiau, nes aš turiu svarbę priežastį, aš važiuoju atstovauti šaudymo sportą Lietuvą į tarptautinės varžybas. Ir tuo metu atsakymas pirmininko buvo toksai, kad čia nestoja sportininkai. Čia stoja tik tai tie, kurie visą savo prioritetą skiria mokslui. Ir aš sakau, aš viską suprantu, bet supraskit, kad mano trispalvės vėliavos iškėlimas man reiškia labai daug. Ir net dabar jaučiu, kad toks jaudulys ima, bet iš tiesų man paskyrė kitą datą. Ir aš buvau ta pati pirmos egzaminų dienos paskirta laikyti. Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiausi. Dar šiai dienai prisimenu, kokia buvo tema lietuvių kalbos rašymo. Tai buvo teismuos ir lageriuos kentėjus ištvermingoji Lietuva. Tokia buvo tema. Sutapimas. Ir sutapimas ir aš išlaikiau tą egzaminą ir mes išvažiavom. Taline tuo metu dar jokių mobilių telefonų, taip daug nebuvo ir aš skambinau iš būdelės mamai paklausti, kokie yra egzaminų rezultatai.
Aš tuo metu gavau 2/4, aš buvau laiminga iš tiesų, nes tai buvo dar 5 balų sistema, bet to man nepakako, mes grįžom iš varžybų, dalyvavau toj vadinamoje komisijoje jau kvalifikaciniai, kuri nusprendė priemam ar ne. Aš gavau atsakymą ne ir kadangi tuo metu buvau tarptautinės klasės sporto meistrė, man tiesiog reikėjo paduoti dokumentus į tuometinį Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. Ir kadangi mano balas tiek atestate buvo geras, vidurkis tas vadinamas buvo geras, mano sportiniai pasiekimai buvo aukšti, aš įstojau į Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, į pedagoginį fakultetą ir aš visada žinau, kad tai bus mano tik tai tarpinis etapas. Tarpinis etapas, aš ruošiausi mokydamas institute, ruošiausi pas korepetitorių stoti toliau į medicinos, dar tuometinį institutą, po to jisai tapo akademija, tik tai po to universitetu. Ir paradoksas tame, kad aš ruošiausi, bet sutikau žmogų, tai yra mano buvęs dėstytojas, dabartinis mano vyras anatomijos ir jisai man sako, aš labai pagalvočiau, ar tau vertėtų stoti į medicinos sritį, čia yra daug platesnės galimybės. Ir jisai buvo pirmasis, kuris taip mane sustabdė galvot, nors aš visą likusį toliau gyvenimą labai gailėjausi to, kad aš nestojau. Bet jeigu dabar atsukčiau laiką atgal, aš esu labai dėkinga ir aš dar turbūt plačiau pažinau tą mokslą iš kitos pusės. Ir tuo metu tai buvo pirmieji metai, 91 metai, kada jau tuometinis valstybinis institutas jis nebuvo, buvo kūno kultūros institutas ir Lietuvos kūno kultūros institutas, kuriame buvo pirmi metai oficialių kineziterapijos studijų, nes iki to institutas ruošia tik tai gydomosios kūno kultūros specialistus. Tai aš esu ta pirmos laidos kineziterapeutė, visą laiką toliau blaškiausi mesti stoti į mediciną, bet tuo metu dar derinau sportą profesionalų ir taip baigiau kineziterapiją. Mintys dar vis tiek toliau buvo apie medicinos studijas, bet tada pabaigiau ir magistrą ir išėjau vaiko auginimo atostogų, bet vis tiek visą laiką mokiausi ir kuo esu labai dėkinga tuomet savo vyrui tuo, kad nei karto nebuvo pasakyta, kad į jokius kvalifikacinius kursus tu nevažiuosi. Tai buvo labai didelis mūsų šeimos biudžeto skirimas į to, kad atsirado jau tokie tarptautiniai kurseliai, kur atvažiuodavo skaityti iš užsienio lektoriai apie tai, ką mes tikrai niekada dar nebuvom girdėję Lietuvoje, apie reabilitaciją, apie kineziterapiją. Ir 99 metais aš tiksliau patekau į 14 žmonių grupę, kur Vilniaus universitetas tuo metu organizavo kartu studijas ruošti lektorius į kineziterapijai su Danų vyriausybė. Ir tai buvo tas pirmas mano pažinimas, tikrasis tas gilus pažinimas, ne iš gydomosios kūno kultūros pusės, bet jau iš tos tikrosios kineziterapijos. Ir nuo to prasidėjo mano suvokimas, kad čia tikrai yra daugiau negu medicina. Fantastika. Iš tikrųjų labai įdomu ir man pačiai netikėta, nes kiek mes šnekėjom, kiek bendravom, pirmą kartą išgirdau taip giliai, iš kur viskas atėjo ir kaip Brigita atsirado vis tik kūno kultūros, paskui jau akademija buvo. O ar buvo dabartinėme etape, kiek čia dabar 30 metų virš? Tikrai taip. Ar šitame etape buvo momentų, kai vis tik tai norėjosi viską mesti ir pradėti kažką iš naujo? Buvo vienintelis momentas, kada aš tikrai pagalvojau, kad aš daugiau nebenoriu dirbti kineziterapijoje. Tai buvo jau praėję kokia turbūt gal 15 metų mano darbo bendro galbūt truputėlį mažiau, bet tikrai virš 10, kada aš turėjau vieną tokį labai išskirtinį atvejį paciento ir nežinau, kas mane iš tikrųjų apsaugojo tame, bet tai buvo
procedūros metu įvykęs lūžis, kaulo lūžis, nors iki to pati tikrai ėmiausi iniciatyvų net kartu su reabilitologė gydytoja pamačius to paciento. Tai buvo stuburo trauma, pacientas po stuburo traumos, buvo paraplegija, buvo sutraiškyti abiejų kojų kaulai, blauzdikauliai ir šlaunikaulis, ir mes matydami rentgeno nuotrauką matėm, kad tai nėra pilnas sugijimas. Ir aš tuo metu reabilitologai, kuri mes kartu gydymo komandoje dirbom, aš sakau gydytojai Vilmai, kad Vilmute, aš manau, kad reikėtų šitą pacientą nusiųsti ortopedo traumatologo konsultacijai, kad įvertinti kaulų situaciją, nes mes dirbom su kontraktūrom kelio sąnario, nes tai buvo paraplegija, tai buvo nugaros smegenų pažeidimas, pakankamai aukštas krūtininė stuburo dalis, bet problema buvo tame, kad pacientas negalėdavo pats įsėsti į mašiną, nes koja buvo visiškai ištiesta, ta prasme, jinai negalėjo, nors kojų nevaldo, bet kontraktūra kelio sąnary dėl tų lūžių. Ir ortopedo traumatologo buvo įrašas, kad maksimaliom priemonėm galima mažinti kontraktūrą, ir tos procedūros metu įvyko kaulo lūžis. Tai man tada buvo tikrai labai didelės savivertės nukritimas, iš tiesų labai buvo daug mąstymų, kad turbūt sugadinau gyvenimą, nors iš tiesų tam žmogui buvo pilnas nugaros smegenų pažeidimas, ir aš atsimenu tą susitikimą su jo žmona, kur iš tiesų nebuvo pilnai atskleista situacija, kad jis niekada nebegalės vaikščioti, nes tai buvo kaip ir nepasakyta konkrečiai, kaip ir apgaubta ta situacija klinikinė apie tai, kad tikėkit, sportuokit, judėkit. Bet rezultatas baigėsi tuo, kad ta koja susilenkė, nes ten tiesiog atlūžo blauzdikaulio šiurkštuma ir ta koja tada kelias blauzda susilenkė. Ir aš ilgai dar skambinėjau tiem žmonėm po tų įvykių. Nežinau dabar likimo tų žmonių, bet tada buvo vienas labai labai svarbus apmąstymas. Aišku, po to aš buvau pilnai save, kaip čia pasakyti, apsaugojus, nes tikrai neviršinau savo kompetencijų, nes tai buvo įrašai reabilitologo ir gydytojo ortopedo. Dėl to labai buvo mano didelis mąstymas, ar aš galiu eiti dirbti privačiai, nes kaip ir kai tu dirbi reabilitacijos komandoje, tu esi apsaugotas, nes vadovas yra gydytojas reabilitologas ir jo kompetencija, jo įrašas, jo skirimas procedūrų buvo kaip ir mūsų tokia apsauga. Ir truko dar pakankamai daug laiko, kada aš pasiryžau, tai nebuvo tiek savivertės klausimas, kiek to saugumo klausimas. Bet šią dieną aš galiu pasakyti, kad taip, aš visada įvertinu visas kompetencijas, visus pacientus, niekada nesiimu rizikuoti ir visada geriau nusiunčiu, net ir žinodama, kad taip nėra, visada nusiunčiu pas specialistą, tai yra gydytoja, kuris įvertina tą klinikinę situaciją ir tada įmuosi tik tai procedūrą. Bet net ir šita situacija, jinai išėjo į gerą, vis tik tai, nes klientas sulenkė koją, tik tai čia pačiai tokia. Taip, man pačiai buvo emocinė didelė trauma, nors pats pacientas, kadangi paraplegikas, jisai skausmo nejautė, net nesuprato, kas įvyko. Įvyko supratimą įvykusios situacijos mes pamatėm tik tai sekančią dieną, kada jis atvažiavo sekančią dieną su baisiu ištinimu, su hematoma baisinė. Ir tai dar buvo antrą dieną darytas rentgenas ir rentgeno metu nematė lūžio ir tuo metu gydytoja radiologė, labai su visa pagarba gydytoja Terleckienė, kuri padarė rentgeno nuotrauką, jinai man paskambino, sako, Brigita, nėra lūžio, tikrai nėra lūžio, ir man tai buvo toks išgelbėjimas, bet po kokio pusvalandžio jinai skambina, sako, tas pacientas pas mus atsiųs, sako, aš padarysiu dar kitą projekciją rentgeno nuotrauką, ir tada pamatė šoninę projekciją, kad atšokia blauzdikaulio visas šiurkštuma, nes girnelės raištis, mobilizuojant, tempiant keturgalvį, tiesiog kaulas dėl jau tuometinės osteoporozės, nes gydymo metu, kada nėra kraujotakos, nėra kaulo maitinimo, nėra įvyko osteoporozinis pakitimai, kurie ir davė tą rezultatą. Bet tai yra patirtis. Taip, ir
vis tiek pačios karjera tikrai jau didelė, daug aukšta pasiekta, daktaro laipsnis, kas mokėsi, žino, kiek reikia įdėti energijos, kiek reikia įdėti darbo. Ir vis tik tai kokie didžiausi iššūkiai buvo kartu ir darbo, ir šeimos, ir praktinės veiklos mokslo derinime? Kas labiausiai įsiminė, kokie didžiausi iššūkiai? Galbūt iššūkis tai buvo mūsų šeimos, mano vyro ir sūnaus toks pokalbis, ar jūs pasiruošę, kad aš 5 metus dabar būsiu toj veikloj, kurioje gali kartais būti taip, kad ir nebus žmonos namuose, nebus mamos namuose, nebus namų šeimininkės namuose, bet iš tiesų man viskas vyko pakankamai sklandžiai ir aš tuo labai, net nežinau, kaip taip sėkmingai susidėliojo ir vienintelis buvo etapas, kada jau buvo atlikti visi tyrimai, reikėjo jau sėsti ir rašyti tą disertaciją. Tai tada buvo 4 mėnesiai visiško atsiskyrimo nuo draugų, nuo šeimos, tuo metu buvo vasaros laikas. Mūsų visi šeimos draugai žinojo, kad mūsų jokius vakarėlius, jokius gimtadienius, jokius susibūrimus, pasibuvimus prie laužo vasaros metu ar kvietimus kažkur tai su palapinėm ar kažkur dar atostogauti nebuvo. Ir šeima mano žinojo, kad manęs nėra, yra mama, kuri 2. aukšte užsidarius rašo disertaciją. Tas laikas buvo labai įdomus. Tai būdavo kėlimasis 5 ryto, sėdimas prie kompiuterio, rašymas, 9 valandą toks mini pusryčių pačios savęs apsitarnavimas, tada 1 valandą su šuniu, valandą laiko tokios treniruotės, kur tada aš supratau, ką reiškia tas aktyvus poilsis po intensyvaus galvojimo, ką rašyti, kaip rašyti. Ir aš visą laiką tą pavyzdį pasakoju savo studentam, kalbėdama, aiškindama apie eisenos stereotipą kaip refleksą. Ir tuo metu ir jau mokslinių straipsnių buvo pakankamai nemažai apie tai, kaip ėjimo metu mūsų centrinė nervų sistema, galvos smegenys įjungia tą vadinamą tokį savisaugos refleksą. Tai yra, kada žmogus eina 100-120 žingsnių per minutę greičiu, po maždaug 15-20 minučių, individualiai skirtingai, kai kam ir anksčiau, galvos smegenys įjungia miego režimą. Tai yra, jos sukoordinuoja viską ir jeigu tas ėjimas toliau taip trunka tokiu pat režimu, nes 100-120 žingsnių per minutę greičiu, jeigu žiūrėtumėm visus vadovėlius aprašančius eisenos parametrus, tai yra būtent tas, kad žingsnio greitis, tai tiksliau eisenos greitis, tai yra maždaug 100-120 žingsnių per minutę greičiu. Ir aš būdavo pasiemu telefoną ar pasiemu laikrodį, pasileidžiu, susiskaičiuoju tą pirmą savo ciklą ėjimo ir tą 100-120 žingsnių per minutę, valandą laiko. Aš grįždavau ir toks jausmas sėsdavau prie kompiuterio, kaip visiškai pailsėjus po nakties. Tai būdavo, atrodo, padėtas taškas ir vėl tęsimas toliau iš naujo. Tai iš tiesų labai gera atsipalaidavimo priemonė ir kas įdomumo dėlį norėtų tą pabandyti, tai pamatytų, kad po maždaug 15-20 minučių tu pagauni save, kad tavo smegenys nieko negali galvoti, jos tiesiog negalvoja, tu tiesiog eini. Ir to ėjimo metu, net ir encefalogramos metu yra registruojami tie smegenų dažniai, kurie rodo aktyvaus to miego, tokio poilsio režimo darbą smegenų. Mūsų centrinė nervų sistema tiesiog yra unikali ir jinai pirmiausia saugoja pati save. Taip, kad atrodo, kaip paprasta. Iš tikrųjų, kaip paprasta. O apskritai, kaip pačiai pavyksta susitvarkyti su nuovargiu, nes šičia smegenų darbai taip, iš tikrųjų labai fantastiškas patarimas, labai labai ačiū, tikrai niekas taip negirdėjau, kad tai būtų užakcentavęs, tai labai smagu, kad iki šitos temos atėjo pokalbis. O apskritai, kaip pačiai su nuovargiu, nes vis tiek dirbi daug tikrai ir klinikoje pačioje, ir visą laiką, Brigita, matau daug kur besimokančią, kartais ir kartu tenka susidurti mokantis, taip kad tikrai visur pilna ir visur daug. Kaip pavyksta susitvarkyti su asmeniniu nuovargiu? Manęs daug aš to labai klausiu, aš pati savęs kartais klausiu ir klausiu, kada, ta prasme, pirmiausia, tai klausimas, ar čia nėra tas perkrovos jau, ar dar nesu perdegimo to tame. Tai aš nesu nei karto to pajutus.
aš tikiuosi, kad ir neprieisiu prie to, neleisiu savo taip. Bet atsakant į tą klausimą, aš visada savęs paklausiu, ar aš miegu gerai ir ar aš prabundu pailsėjus nepriklausomai nuo to, kiek valandų aš miegu. Tai mano miegas yra iš tiesų labai geras. Aš visada tikrai jaučiuosi pailsėjus, ar tai bus 4 valandos, ar tai bus 7, gal kartais norisi miego, bet jeigu aš šoku iš lovos ir einu į darbą, tai manau, kad aš jaučiuosi pailsėjus. Gal man kartais norisi to tokių ilgesnių rytų, su kava terasoj, su tokiu pameditavimu, ko iš tiesų man galbūt trūksta šiai dienai labiausiai, jeigu paklausti, to tokių ilgų savaitgalinių pusryčių su halatu. Tai vat vienintelio, ko aš pasigendu, o kodėl aš nepavargstu, aš galbūt turiu vieną atsakymą. Aš kaifuoju nuo to, ką darau. Tai yra mano meilė, ir dėl to turbūt aš nepavargstu. Aš kartais pagaunu save dirbdama su pacientu, kad jau nebenorėčiau sekančio paciento ir tada jau pradedu dėliotis, kad sekančią dieną skambinu administratoriai, sakau, galbūt tą pacientą iškeliam kažkur tai kitur, kad tai gautųsi darbas ne dėl pinigų, ne dėl to, kad man reikia, bet dėl to, kad man smagu tą daryti. Nėra tai dažnai. Bet kartais aš gaunu namuose tokių komentarų, kad tu šiandien grįžai jau pavargus ir tavo jau pastabos namuose jau yra ne tos, kurios turėtų būti. Ne ta mama grįžo. Ne ta mama, jau žmona, mama aš jau nebe, nes jau sūnus suaugęs, bet tai va. Tai toksai, arba kada grįžtu vakarė ir kartais pagalvoju, kad jau visai nenorėčiau daryti namuose vakarienės, tai irgi man toksai jau rodiklis, kad tai jau yra perkrova. Bet aš kažkaip tai su tuo susidėlioju ir manau, kad O kaip pati manai, koks yra didžiausias iššūkis šiuolaikiniam žmogui, gyvenančiam? Mes tikrai daug kalbam apie perdegimą, daug girdim, bet koks yra iššūkis, nes tiek pas pačią daug klientų ir... Manau, kad iššūkis nesuspėjimas su laiku, didelis tempas ir tą tempą diktuoja aplinkybės. O aplinkybės tos, kad visur visko labai daug, visur visko norisi, įdomu, arba reikia suspėti, arba dirgikliai privalau suspėti, arba tie išoriniai dirgikliai, kurie vis mus atakuoja 360 laipsnių kampu. Tai aš manau, kad tempas, ritmas, kai kažkada tai aš mokiausi psichokineziologijos ir mes 7 metus studijavom psichokineziologiją su įstabia dėstytoja jau amžinatilsyje profesorė Irina Stepanova. Jinai visą laiką savo seminarus pradėdavo tokią frazę, kuri kažkaip man tuo metu atrodė tokia gal žodis banali netinka, bet tokia labai kažkokia tai mistinė, kad šiuo metu laikas bėga labai greitai. Ir aš galvodavau, kodėl taip sako, nei jisai bėga, kaip jisai buvo 24 valandos, kaip 60 minučių yra valandoje, taip jisai yra, bet iš tiesų laikas bėga ir tą su amžium labai pati pastebėjau, ką anksčiau suspėdavom pasidaryti per tą patį laiką daug daugiau, dabar tas jau lėtėja ir nežinau, ar laikas bėga greičiau, ar mes lėtėjame. Toksai filosofinis klausimas, bet iš tiesų, tai iššūkis, ritmas, tempas, dirgikliai išoriniai, kurių tikrai yra labai daug, pasiūla labai didelė. Ir jaunam žmogui iš tiesų aš dabar suprantu, kad jam labai sunku apsispręsti, nes labai daug visko aplinkui daug. Taip, visko norisi. Ir visko norisi, ir dar toliau brukama. Ir atsisijoti ko sudėtinga. Jaunam žmogui tikrai iššūkis. Taip. O kaip pačios atrodo dienos rutina, sakykime, dabar, nes tikrai taip pavydu, bet baltai pavydu, kad pavyksta pačiai susitvarkyti, nes tikrai labai daug su perdegimu, labai daug turim ir vaistų vartojimo, vien to, kad žmogui reikia susitvarkyti, reikia kažkaip gyventi toliau. Tai noriu dar paklausti giliau, kaip atrodo pati dienos, sakysim, standartinė dienos rutina. Savaitgalį supratau, su chalatu, su kava, terasoj smagu. O tokia kasdieninė.
tokių savaitgalių su chalatu terasoje su kava jų iš tikrųjų yra labai labai mažai. Todėl, kad mes savaitgaliais vedam dar taikomoje kineziologijoje, funkciniai medicinos mokykloje seminarus ir kursus, tai va tų tokių savaitgalių trūksta, bet net ir ten aš sugebu susiorganizuoti taip, kad tai būtų ir poilsis, ir darbas. Tai mano diena prasideda nuo 5:30 ryto. Tada nuo 7 paprastai 3-4 kartus per savaitę aš sportuoju, tai yra mano rytinės treniruotės, dėl to aš niekada nepusryčiauju, nes tiesiog prieš treniruotę to nedarau, arba aš pradedu dirbti nuo 7 ryto, tai yra penktadienis, pirmadienis mano tokios dienos darbinės rytinės, visos kitos likusios yra sporto rytinio, bet aš vis tiek nepusryčiauju, mano pusryčiai yra apie kokią 9:30, 8, tai yra kažkokie tai po treniruotės vaisių arba tarp pacientų kažkokie tai vaisiai ir būtinai espresso kava, čia mano meilė espresso kavos, bet tai nėra, aš savęs irgi visada labai klausiu ir pacientų visada klausiu, kad arba tiesiog akcentuoju, kad neturi būti priklausomybės. Ir tai yra mano toks atsipalaidavimas espresso kava, bet jeigu aš tos espresso kavos dėl kažkokių priežasčių negaunu arba tiesiog yra aplinkybės, kurių aš neturiu, tai nėra dėl to, kad mano diena sugadinta. Tikrai ne. Toliau yra pacientai, toliau yra studentai, toliau yra grįžus vakare toks bendra vakarienė, kartais būna labai vėlai, bet jinai visada būna kartu ir toliau priklausomai nuo to, kas vyksta universitete, kaip greitai reikia kažką atsakyti studentam, dėl to aš dažnai studentams sakau, jeigu aš per 3 dienas jums neatsakau, tai jūs toliau man turit rašyti ir mane taip sakant, vis pajudinti. Tai yra vakare darbas prie kompiuterio atsakant, kartais va šitų vakarų nelabai mėgstu, nes jau toks gaunasi lipimas per save. Trečiadienį yra mano studentų diena. Kartais aš išlaikau tą savo pasižadėjimą, kartais ne, jeigu yra kažkokių tai ūmių atvejų susijusių su studentais. Tai ne su studentais, su pacientais, tai būna trečiadieniai, bet trečiadieniai yra mano tokia daugiau laisvesnė. Tai yra studentai ir yra mano manikiūrai, kirpyklos, moteriški reikalai, kosmetologija ir tokie, dabar pradėjom žaisti padelį, tai trečiadienis yra tokia padelių treniruočių diena. Tai va, o šiaip diena tokia pakankamai aktyvi, nuo 7 iki 7 arba plus valanda. Tai va, tai tokia. Bet jinai ne rutina, nes kodėl ne rutina, todėl kad kiekvieną dieną ateina vis kiti žmonės, kiekvieną dieną net ir tie patys atėję žmonės, jie jau kitą dieną būna kitokie, mes jau patys atsikeliam kitokie, kiekvieną dieną kitokie, dėl to žodis rutina aš jos stengiuosi nevartoti, nes tai yra žodis, kuris labai jautrus yra mūsų skydliaukiai. Ir jeigu žodis pas mus rutina tas pats per tą patį, tai mūsų skydliaukė psichoemociškai labai atakuoja skydliaukę. Va. Pasirodo, reikia labai galvoti, ką sakai. Iš tiesų, nes pildos ir nebereikalo taip sako. O kokį patarimą duotum savo, jeigu tik dabar pradėtum karjerą? Aš turbūt nieko nekeiščiau. Aš nekeiščiau nieko, išskyrus tai, kad mes svajojom daugiau turėti vaikų. Bet taip susiklostė, kad galbūt tuo metu buvo svarbiau ta karjera ir vėliau, vis sakydavom, vėliau, tas vėliau peraugo į tokį tam tikrų situacijų išsivystymą klinikinių. Bet turbūt taip turėjo būti. Tai galbūt ką vienintelio, tai tiesiog norėjau būti daugiau mama, negu dabar esu arba buvau, o daugiau tikrai nieko nekeiščiau. Viską galima suderinti, bet galbūt dėl to taip susiklostė, kad man būtų per daug sunku. Dėl to įvyko taip, kad mes užauginam vieną sūnų. Ir aš to labai laiminga, aš to labai džiaugiuosi.
Fantastika. O sakyt, kokių neįprastų hobių ar aistrų yra? Ar pas pačią, ar jūsų šeimoje, apie kurios retai kalbate viešai? Retai kalbu viešai. Aš iš vis taip Facebooko žmogus pasidariau tik tai prieš kokius turbūt 4 metus. Tai yra, ką tai reiškia Facebooko žmogus, tai reiškia, kad susikūriau Facebooką. Tas Facebooką susikūriau tik tai dėl to, kad jisai reikalingas sekti, kas vyksta aplinkui, jokių būdų tai aš nenaudoju savo reklaminiais tikslais, aš nenaudoju kažkokiais tai savo pasigyrimais, galbūt ar pasididžiavimais, aš tiesiog jį turiu, kad sekti, kas vyksta aplinkui. Nesu visiškai kritikuojanti tą sakykime, profilį, bet kad jis atima laiko labai daug, nes tiesiog tu įsitrauki. Aš buvau visą laiką sakydavau, nes mano sūnus manęs paklausė, kai aš jo paprašiau, gali padėti susikurti Facebooką, nes aš jo tiesiog nemokėjau pasidaryti. Sako, mama, tau jo nereikia. Sakau, man reikia tik tai dėl to, kad aš galėčiau matyti aplinkui. Netgi dėl tų pačių seminarų, netgi dėl tų pačių tokių pokalbių, kurie tikrai yra ir daug geros informacijos. Mums reikia atsisijoti, atsirinkti ir tų pačių seminarų kvietimo ir tų pačių pokalbių tokių įdomių, kur tu dar toliau gali pasidomėti. Tai tik tai labai reikia saugoti save nuo to įlindimo, nes tai iš tiesų, ir aš vėliau sakau, sūnui savo, sakau, tu patikėk, aš tikrai nebūsiu ta, kuri sėdėsiu ir ten skrolinsiu. Tikrai ne, jisai sako, mama, patikėk, gali tai būti. Ir iš tiesų gali tai būti, jeigu tu paleidi kontrolę šitoje vietoje ir tikrai įtraukia, kaip ir mažus vaikus įtraukia televizijos reklamos, nes tai yra tikslingai taip sukurta, maži vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės. Jie tikrai tampa reklamų aukos. Ir toks yra tikslas. Tai tam viešume, galbūt aš per daug nekalbu, bet aistra mano, slidinėjimas yra tikrai mano labai didelė aistra. Aš mėgstu tą daryti ir kiekvienais metais, turbūt jau kokie 16-17 metų, nors atsimenu, kai draugai mus pradėjo anksčiau kalbinti, mes vis sakydavom, kad tai iš tiesų brangus malonumas, brangus poilsis, brangus laisvalaikis. Ir aš sakydavau, mes nesusitaupom atostogom 2 kartus per metus, nes labai norim išvažiuoti kažkur vasarą, o mano draugė, dabartinė sporto universiteto rektorė, mano grupiokė, mūsų labai gera tikrai šeimos draugė, mes labai gražiai bendraujam ir jinai sakydavo, o žinai, mūsų atostogos visada prisideda nuo planavimo slidinėjimo. Mes pirmiausiai taupome slidinėjimo, o vasarą kažkaip tai. Ir iš tikrųjų mes taip pabandėm padaryti ir dabar gaunasi ir vasaros atostogos, ir žiemos pirmos vietos atostogos. Tai vienas. Antras, galbūt toks įdomus momentas, kur aš visą laiką sakiau ne, nors mūsų draugai labai senai kalbino, Kristina, mano draugė Pilates House įkūrėja, tikrai unikali trenerė, su savo žiniom, investicija į save žiniom, plačiaja prasme. Tai jinai mane pradėjo kalbinti prieš kokius 5 metus nardyti. Ir aš sakiau, Kristina, niekada. Tikrai niekada, todėl kad aš neįsivaizduoju, aš mėgstu vandenį, aš mėgstu panerti, aš galiu plaukti panėrus, aš tikrai gerai plaukiau ir plaukiu, bet įsikišus ten reguliatorių, aš sakiau tikrai ne. Ir tas ne tapo per jubiliejų mano 50-metį, kai Kristina manęs paklausė, aš labai daug šitą pasakoju daugam, kai Kristina manęs paklausė, sako, Brigita, ko tu norėtum gimtadienio progą? Aš sako, tau norėčiau kažką tokio įdomaus padovanot. Aš jai sakau, tu gali iš širdies, jinai sako, tau nepatiks. Aš sakau, jeigu iš širdies, tu turi negalvoti, tau patiks ar man patiks ar nepatiks, jeigu tu dovanoji, tai iš širdies. Ir iš tiesų dovanas mes turėtumėm dovanoti iš širdies kitam žmogui, negalvodami, ar patiks ar nepatiks. Ir tai vėl vienas iš to psichokineziologinių tokių seminarų, ką aš irgi labai dažnai vadovaujuosi tuo, kad
Ir savęs labai dažnai paklausiu, kai mes dovanojam kažkokią dovaną ir jeigu mums yra labai svarbu, ar ta dovana tam žmogui patiko, reiškia, mes pirmiausiai ją pirkom savo. Toks gilus akcentas. Taip, tai dėl to, jeigu tu tą dovanoji iš širdies ir kaip mums dėstytojas sakydavo, kad kai jūs renkat dovaną kažkam, jūs sako, va čia va, užsirašykit vardą to žmogaus, kuriam jūs dovaną, kuriam jūs ieško dovanos. Ir sako, jūs atves intuicija, jūs atves jausmas, jūs atves tas gilus, kas tam žmogui gali tikti, kas svarbu. Tai va, tai jinai man padovanojo pažintinį nerimą. O. Ir nuo to mes pradėjome nardyti. Ir va ten aš pirmą kartą supratau, ką reiškia būti čia ir dabar. Aš ilgus metus praktikavau jogą. Pirmoji mano trenerė jogos, kuri Inga Urbonavičienė, apie kurią irgi tik patys geriausi atsiliepimai, kaip apie specialistę, kuri labai daug gilinosi, labai daug. Ir kai jinai atvesdavo, būdavo treniruotė ir jinai ateidavo į mes grupiai, ir jinai ateidavo ir sakydavo, šiandien mes kvepuosim. Aš sakydavau, treniruotė, negaliu gal taip sakyti, aš šūdiną treniruotę, nes mes visi kvepuojam. Ir aš nemėgdavau kvepavimo. Aš nemėgdavau, nes aš ateidavau sportuoti, aš ateidavau asanas daryti, kaip tikra sportininkė, kaip tikra profesionali sportininkė. Ir man tos treniruotės taip nepatikdavo su to kvepavimu. Ir va, tas iššūkis, kuris gyvenime įvyko, kad kuo toliau, tuo aš labiau suprantu, kad kvepavimas ir dėl ko aš labai toliau siejau savo ir mokslinį darbą su diafragmos sąsajom. Ir turbūt gyvenime kartais tai būna, kai tu kažko tai labai neigi kategoriškai arba ko tu labai nemėgsti ir tą taip susidėlioja, kad tu toliau giliniesi. Tai va, tai tuo metu, kaip mum Inga sėdėdavo ir sakydavo, būkit čia ir dabar, aš galvodavau visišką nesąmonę, duok šunų, duok kačių žiūrinčių, šunų žiūrinčių žemyn, šunų žiūrinčių, duok žuvų pozų, ta prasme, asanų duok, nes ten yra, kai tu dirba raumuo, tada tu supranti, kad visas kūnas dirba. Iš tiesų visai dabar ne taip. Dabar jau kitaip suvokiu, tai vat, tas kvepavimas ir kai tu po vandeniu, tau tiesiog reikia būti čia ir dabar, tau reikia įkvėpti ir iškvėpti ir matyti, kas vyksta čia ir dabar, nes ten keičiasi viskas kiekvieną sekundę. Tai va, ten yra dabar mano ta aistra, kuri toliau veda. Iš tikrųjų, po tokio pasakojimo jau ir aš noriu nardyti. Aš tikrai visada. Ir kai Kristina padovanojo man tą dovaną, jis sako, tu gali atsidaryti dabar pasižiūrėti. Aš sakau, Kristina, labai daug žmonių, ne, dabar tu gali atsiversti ir pasižiūrėti ir aš matau pažintinės nardymas. Aš nenustebau, neįsigandau, bet aš padėjau į stalčių. Ir kaip artėjo jau vasara, kada sako, Kristina, o tu tikrai Brigita nersi, aš sakau, Kristina, aš tik tai tada, kai apsirengsiu viską. Ir tik tai tada, kai įsikišiu, net nežinau, kaip tuo metu tas daiktas tada vadinasi, kai tą kažką įsikišiu į burną ir panersiu, aš tik tada pasakysiu, kad aš bandysiu arba nebandysiu. Ir ten labai gražiai jauni vaikinukai, Platelių ežere, jie taip labai gražiai su manim sužaidė, kad jie tiesiog mane paguldė po to vandeniu. Ir aš supratau, kad aš jau esu maždaug 6 metrų gylyje, nes ten yra labai graži eglučių alėja. Ir ten kiekvienais metais yra papuošta, nuleidžiama kalėdų metu, prieš naujus metus įleidžiama eglutė. Ir ten yra tobula eglučių alėja. 6 metrų gylį. Tai va, kaip aš žinojau apie tas eglutės ir aš kai pamačiau tas eglutės, aš tik tada supratau, kad jau yra 6 metrų gylis. Ir galvojau. Bet viskas taip buvo gražu ir taip buvo. O kuo toliau tas kvepavimas, o kuo toliau tas naktinis povandeninis gyvenimas yra super. Bet vis tiek ten tu būni čia ir dabar. O ar padėjo tas buvimas čia ir dabar priimti jogos kvepavimus? Tai tas čia ir dabar tai atsirado tik tai 3 metai atgal, neriant, o jogos jau tas kvepavimas, kur aš visą laiką sakydavau, Inga, aš taip nemėgdavau tavo tų treniruočių kvepavimo,
bet dabar taip pati kalbu apie tą diafragmą, apie tą jos svarbą, apie tą jos reikšmingumą, apie kvėpavimo pratimus. Ir nėra, ta prasme, blogo, gero kvėpavimo, yra taisyklingas, netaisyklingas kvėpavimas, yra fiziologinis kvėpavimas ir kvėpavimo, sakykime, pratimai. Viskas veikia, viskas, nes ten yra mūsų pagrindinis ryšys su visu kūnu, su visa periferija ir kuo toliau, tuo giliau. O ar labai sunku išmokti taisyklingai kvėpuoti? Nėra sunku, galbūt reikia daug kantrybės, nes pirmiausia tai yra refleksas. Ir tai smegenim mūsų yra pažįstama ir mes gimstam, jeigu viskas yra tvarkoje gimdymo metu, tai mes gimstam su to normaliu kvėpavimo refleksu. Tik tai dėl įvairiausių priežasčių, streso, struktūrinių pakitimų, biocheminių pakitimų mūsų kvėpavimas pasidaro tas, kuris nėra fiziologinis, nėra galbūt taisyklingas kvėpavimas ir persimokinti yra sudėtinga persimokyti pusę metų, kiekvieną dieną po truputėlį įdėjimo į tą treniravimą reikia apie pusę metų tam, kad tai taptų kaip įprotis, kaip įgūdis. Dėl to galbūt dauguma meta, ne dėl to, kad sunku, bet dėl to, kad nesusiformuoja įprotis. Trūksta kantrybės, trūksta to, vat... Norim greitai. Visi mes norim greito rezultato. Norim greito. Tai čia jau toks mūsų gyvenimo tempas, apie ką ir kalbėjom ir pradėjom. Ir aš vėl dar noriu asmeninį klausimą užduoti. Ir ką labiausiai mėgsti valgyti? Kad espresso kavą jau girdėjau. Taip, supratau. O koks patiekalas būtų toksai, kurio negalėtum atsisakyti? Aš galbūt neturiu tokių patiekalų, kad kažko negalėčiau atsisakyti. Pagavot mane taip. Aš labai mėgstu gaminti. O, dar vienas hobis. Ir vat vienintelį, ką galbūt galiu pasakyti, kad tas gaminimas man labai svarbu žmonės vaišinti. Aš mėgstu gaminti kitiem. Ir tai va to laiko gaminimui man tikrai pritrūksta. Tai ko labiausiai galbūt, ne ką labiausiai mėgstu, bet ko labiausiai nemėgstu, galiu pasakyti, tai yra tokio greitai paruošto maisto. Kur tu atrodo alkanas ir tu greitai padarai ir kuo toliau, tuo labiau tu supranti, kad tavęs tas maistas nedžiugina. Net to alkio jausmo, kurį tu turėjai, jautei, kurį tu, jis nedžiugina, nes jis tavęs nepasotina tą emociją gerą. Tai vat galbūt to proceso gaminimo maisto labai labai norėčiau savo palinkėti kartu su kava terasoje. Kas nors padovanos tą sąmoningumą. Tai va, tai visas su meile paruoštas maistas man yra to, kurio negalėčiau atsispirti. Bet jis, aišku, reikalauja laiko daug ir tos vat įdėtos meilės. Ir iš tiesų, kodėl taip yra svarbu, nes moteris juk yra maitintoja. Ir ta emocija, kurią mes gaminam maistą, tą emociją mes maitinam savo šeimos narius. Dėl to geriau mažiau, bet su tokia gera meilė, su gera emocija, su geru palinkėjimu, įdėjimu. Dėl to aš nemėgstu to greito maisto, aš nemėgstu greitų maisto. Tai va, to aš nemėgstu ir aš to nevalgau. O ką mėgstu, Jėzus, tikrai negaliu pasakyti. Mėgstu maistą su meile pagamintą. Va, labai, iš tikrųjų labai svarbu. Tikrai labai įdomu ir dar norisi, atrodo, dar ir užduoti ir daugiau klausimų ir nesinori labai asmeniškai lysti. Kaip yra, jau atrodo, ir hobis, ir šeima, ir sūnus, ir visas tas gyvenimas, bet vis tiek dar noriu paklausti.
jau galbūt dabar sugrįšiu atgal prie tos pačios kineziterapijos, nes tiek šeima ir darbas, jie yra viename, jų neatskirsi. Ir kokie didžiausi pasiekimai yra apskritai kineziterapijoje? Vat kaip pačiai atrodo šiai dienai? Aš manau, kad po truputėlį visa medicina, kineziterapija, reabilitacija taip pat, jeigu mus anksčiau mokė žiūrėti tik tai į atskirus organus, į atskirus, jeigu petis, tai petis, jeigu ten klubas, tai klubas. Tai šiai dienai mūsų proveržis didžiausias šitoje srityje yra žiūrėti į žmogų kaip į bendrą visumą. Spręsti peties problemą net ir jau toj, ta žodis gal toks nelabai tinkamas, bet toj tradiciniai kineziterapijoje, ar ne? Žiūrėti jau kaip į bendrą visumą. Dėl to tas dinaminės neuroraumeninės stabilizacijos atsiradimas ir puoselėjimas, ir vystymas, ir taikymas Europoje, Lietuvoje rodo, kad nėra atskirų kūno segmentų, yra visas žmogaus kūnas viename. Tai va čia tas labai didelis proveržis ir aš to labai džiaugiuosi. Ir ta taikomoji kineziologija, kurią aš jau turbūt daugiau negu 10 metų nagrinėju, lendu ir atrodo, kad jau tu kaip ir supranti viską ir būtinai ateis pacientas, kuris tau parodys, kad dar toli gražu tu nesupranti nieko. Ir vėl iš naujo gilinimas ir vėl kai tik taip pajauti, kad aš man pavyko čia tą išspręsti problemą arba taip viduj savo tokį pasididžiavimą ir būtinai ateis tas atvejis, kuris tau parodys, kad dar toli gražu, kad dar čia tiek klodų. Ir aš po kiekvienų tokių tikrai aukšto lygio kursų ar pradedant taikomosios kineziologijos arba dabar jau reabilitacijos tikrai Lietuvoje yra labai gerų atvežamų kursų ir vėl galiu paminėti tikrai Paulius iš kineziterapijos klinikos, kuris tikrai pats jaunas vaikinukas, buvęs studentas mūsų ir tikrai labai lenda, labai domisi ir tikrai Lietuva šiai dienai jauniems žmonėm mokytis tos tikrosios reabilitacijos, tos tikrosios kineziterapijos, matant, vertinant visą žmogaus visumą, tikrai yra visos galimybės, taip, tie kursai yra pakankamai brangus, dėl to visą laiką jauniems studentam, jauniems žmonėms sakau, nepirkit gerų rūbų, nepirkit gerų mašinų, nepirkit gerų telefonų, investuokit šiai dienai į save. Tai yra pati didžiausia investicija, ką aš sakau ir labai dažnai kartoju dėkoju savo vyrui, kuris niekada nepasakė, kad nevažiuosi į šitus kursus. Net ir tais 93, 4, 7 metai, kol dar tikrai to nebuvo. Kursai kvalifikacijos brangus, bet tai yra pati didžiausia. Kalėdų senelio visada prašykit dovanų ir gimtadieniams dovanų prašykit kursų, o ne kažko tai tokio laikino, nes tai yra tai, kas bus pati geriausia investicija. Tai tai iššūkis, aš manau, arba tas proveržis, tai yra matymas viso žmogaus, ne atskirų kūno dalių. Ir sakyčiau, pagaliau, nes tikrai tiek daug metų šnekėjo ir holistinės medicinos ir pačiai teko dėstyti Klaipėdos universitete, kuris turi holistinės medicinos katedrą ir kur visą laiką į priekį žingsnių bando pritempti prie to, kad jau yra, kad žiūrėkime visą žmogų ir kalbama tikrai daugiau. Ir tai, ką pačios klinikoje irgi matau, tai yra žiūrėjimas į visą žmogų, matymas viso. Tai ir šeima, ir darbas, ir kineziterapija, ir maistas, neįmanoma turbūt nieko atskirti, viskas yra viename. Ir tikrai labai buvo įdomu klausyti, kad ir maistas su meile, apie ką mes šnekam labai dažnai. Ir meilė darbui su tuo pačiu žmogumi. Ir meilė tam, ką darai, ne tam pačiam espreso kavos puodeliui. Nes vėlgi, jeigu tu jį geri su meilė, tai yra visiškai kitoks skonis. Viską daryti su meilė. Viską darykit su meilė. Tada nebus nuovargio, tada nereikės ieškoti papildomų atsistatymo priemonių, tada tikrai miegas bus ramus. Ir
dar vienas tiesiog mano toksai, kad visus konfliktus, kurie įvyksta ar nesusipratimus, išspręsti čia ir dabar. Ne karštoj situacijoje, bet išspręsti kiek įmanoma greičiau, kada jinai aprimsta. Kad neliktų to, ką po to reikėtų atsikratyti nuoskaudų, spręsti kažkokius tai sielos gelmių. Tai yra visą laiką kalbėtis apie tai, kaip tu jautiesi. Mūsų niekas to nemokė. Bet nemokė dėl to, kad ir mūsų tėvų nieks nemokė. Ir kaip aš dažnai dabar su paaugliais dirbant, tėvai sako, kad jis nekalba. Kad jis užsidaręs, jis nekalba. Aš sakau, o kada jūs jam pasakojot, kaip jūs jaučiatės apie save? Nes mes vaikus mokom, ne kas kita. Dėl to jūs grįžkit vakare iš darbo, jūs ateikit 5 minutėm ir neklauskit, kaip mokykloj, kaip treniruotėj, kas ten... O papasakokit kaip jūs, ką sutikau, kas nepasisekė, kur nusivyliau, kur pasididžiavau savim, gerąją prasme, kur pasidžiaugiau, ką pasiekiau, kas nepavyko, kas pavyko. Nes tik tai kalbant, mes mokom vaikus, o vaikai, mes ateinam su labai giliom normom, įsirėžusiom normom, kokiose augom nuo pat gimimo, nuo pat mamos atsiradimo pilve iki pat gimimo ir tų išėjimo iš tų namų. Tos labai dėl to tos gilios normos, kurios įsirėžia, reikalauja po to iš mūsų daug atidirbimo, kad paleisti, atleisti ir taip toliau. Ir tai yra būtent dėl to, kad įsirėžia labai giliai. Bet nuo ko pradėti, kad tai išmokti? Aš manau, kad pirmiausiai nuo mokymosi pačių. Dabar daug yra būdų, daug yra, sakykime, požiūrių, daug yra nuomonių, daug yra ir manau, kad pirmiausiai 2 jauniem žmonėm, vėlgi tai yra tokia citata iš mūsų psichokineziologijos mokslų, kada į santuokos rūmus, į bažnyčią ateina 2 šeimos. O iš bažnyčios ir iš santuokos išeina 3. Tai yra jaunojo tėvai, jaunosios tėvai ir 2 jauni žmonės, nauja šeima. Ir kai jūs abudu atsisėsit ir savo normas iš savo tėvų ir savo normas iš savo kitų tėvų padarysit bendrom normom, susiderinsit, tada nebus tų pykčių, tada nebus to brukimo, o pas mane buvo taip, kada jūs apsigludinsit iš karto. Va tada tas gimęs naujas vaikas jau gims toje kitoje normų aplinkybėje situacijoje, negu tas buvo atsinešta. Ir tai yra labai didelis darbas, ir tai yra labai, labai didelė, kaip sakau, atidirbimo praktika. Pirmiausia, rasti ne mano ir tavo, o mūsų. Bendras mūsų. Tada vaikai augs bendra mūsų. Tada bus tas, kas neįsirėž giliai. Bet vėlgi tai yra sudėtinga ir tie vaikystės šešėliai, ką visiems rekomenduočiau paskaityti Žydrūno Sadausko knygą Vaikystės šešėlius, kur aprašoma skirtingi archeotipai, kodėl taip, kodėl mes prisitraukiam tokius vyrus, kodėl pas mus ateina tokie vaikai, kodėl mūsų tokie tėvai, tai ten labai labai gilu. Ir tada to sąmoningumo labai daug, suvokimo daug, atleidimo tada lengviau. Neteisti tėvus, bet suprasti, kad jie buvo patys geriausi tėvai, kokie mokėjo ir galėjo būti geriausi. Mes visi esam tokie geriausi, kokie šiandien mokam ir galim. Kitokie turbūt nemokam būti, bet investavę į save, studijuodami, mokydamiesi, bendraudami, komunikuodami, save keičiam ir keičiam savo aplinką. Klausau, atrodo taip viskas paprasta. Nors
turbūt visos nepaprastos tiesos ir slypi paprastume. Tik tai tikrai kartais labai trūksta to tokio pasakymo. Tai labai labai ačiū, nes aš suprantu, kad kalbėdama žmonėm ir teikdama informaciją žmonėm, aš tikrai pirmiausia gaunu pati labai labai daug. Ir aš klausau Brigitos ir man net nesinori baigti pokalbio, nes taip įdomu ir kuo toliau, tuo giliau ir kuo toliau, tuo įdomiau, bet suprantu, kad laikas vėlgi tiksi ir jau nebegaliu daugiau atiminėti, tai iš tiesų labai labai ačiū už pokalbį, už be galo įdomų pokalbį, už nuoširdumą. Noriu teikti mūsų rėmėjų Fitoteros dovaną. Tai yra mūsų lietuvių mokslininkų sukurtas, atrastas ir išpatentuotas produktas. Tai yra spirulinos atidaryta molekulė. O apie spiruliną kalbėti aš kaip pradedu, tai dažniausiai man daugiau pasako, negu kad pati spėjau pasakyti ir žinoti. Tiesiog tai yra produktas, kuris yra, šiuo atveju yra veidui. Tai kiekvienas kosmetologas žino, kaip sunku yra uždaryti poras ar suvienodinti odą, ypač kai yra rudų dėmelių vėliau atsiranda. Tai serumas, kuris veikia. Tai tiesiog maža dovanėlė mūsų rėmėjų. Ačiū labai, Brigita, pačiai.